Aš Gintarė iš Vilniaus, labai mėgau važinėtis dviračiu, gana gyvenau tokį intensyvų labai gyvenimą, labai buvau tokia judri, galim sakyti, tokia sportiška ir man, kai tai įvyko, man buvo labai nesuvokiama, kaip dabar aš galiu tokia gulėti lovai ir nieko nedaryti. Taip pat buvo labai keista ir mano draugams, kaip dabar Gintarė paralyžiuota išgulės. Taip, tai buvo vasara, Liepos mėnuo, tai įvyko lygiai prieš 3 metus. Aišku, aš važinėjau dviračiu, labai mėgstu mišką, grybauti labai mėgstu. Išvažiavau į mišką, diena eilinė, saulė, prisirinkau ten uogų, grybų ir grįžusi namo po gal poros valandų pamačiau ant kojas, kad man erkė susirgus. Aš tą erkę ištraukiau, stebėjau tą vietą, kaip ir biškai paraudo, nežėjo, labai tik tai toks, degino labai tą vietą, bet nieko praėjo. Ir po 2 savaičių išvažiavau vėl prie jūros, vėl su dviračiais, mes čia po Latvijos pajūrį važinėjom ir vakare man pasidarė negerai, taip silpna, maniau, kad saulės smūgis. Grįžau pas seserį, kuri gyvena Kretingoje čia ir jaučiu, kad jėgų nebėra ir jaučiu, kad nebejaučiu dešinės rankos, visiškai pradėjo nebejausti dešinės rankos. Labai pykino, sukas galva, ką iškvietė greitąją, išvežė mane į ligoninę, Kretingoje nieko nesuprato, kas man yra, išvežė mane į Klaipėdą ir taip mane pratampė pro kabinetus 8 valandas. Aš dar spėjau pasakyti, kad man įkando erkė ir daugiau nieko nepamenu. Tai aš buvau 11 dienų komoje, 2 mėnesiai reanimacijoje ir 7 mėnesiai visiškas paralyžius. Situacija buvo tokia, kad man davė aplamai, kad aš išgyvensiu tik tai 3% ir buvo iškviesta mano sesuo, kad atjungti į aparatūrą. Mano sesuo sakė, kad jeigu jai duoda 3%, tai jinai tikrai išgyvens. Toliau prasidėjo kova. Diagnozė buvo mano tokia, kad sakė, gydytojas su tokia diagnozė žmonės šiaip jau nebegyvena. Ir prasidėjo, net nežinau kaip čia įvardinti, kažkoks košmaras. Negalėjau kalbėti, negalėjau pati kvėpuoti, aš tik galėjau mirksėti akim ir viskas, daugiau nieko negalėjau. Ir baisiausia buvo tai, kad tau skausmas buvo begalinis. Nes jeigu tai paprastai pasakyti, mano kūnas suvalgė visus mano raumenis, tai pas mane buvo tik tai kaulai ir oda. Viskas buvo, atrodžiau kaip iš koncentracijos stovyklos. Ir baisiausia tai, kad aš nieko negalėjau pasakyti, nei kas man skauda, ar aš noriu gerti, ar man nutirpo ten vienas šonas, ar koja. Aš per tuos metus tiek verkiau, kad ko gero pusę gyvenimo nesu verkus. Aš manau, kad man padėjo mano tiesiog užsispyrimas. Tiesiog nepasidaviau nei gydytojų diagnozėm, nei prognozėm. Tiesiog nepasidaviau. Kai man pasakė, kad aš ko gero visą gyvenimą nevaikščiosiu ir būsiu paralyžiuota, man vis tiek mintyse buvo, aš tikrai vaikščiosiu. Tai gaila, kad tuo metu nepasakiau, aš tikrai pakelsiu rankas. Bet šiai dieną aš tikrai labai džiaugiuosi. Aš sėdžiu prie jūros, saulėje. Galiu braidžioti po jūrą, bent jau pakrantę pavaikščioti, ko neįsivaizdavau net pernai. Prieš 2 metus aš dar buvau čia irgi Montiškėse, bet dar buvau tik tai vežimėlyje
ir visiškai negalėjau net atsistoti. Prieš metus jau išlipau iš vežimėlio, bet labai sunkiai vaikščiau. O šiandien aš einu viena, net, galim sakyti, net ir pagalbos man tos nedaug bereikia. O šiaip kas, man labai draugai padėjo, labai tikėjo manimi. Ir tiesiog užsispyrimas, reikia labai daug dirbti. Reikia tikrai ir sportuoti, ir gal net mažiau visų klausyti to nedaryk, tą daryk. Ne, daryk. Tu turi pati jausti, ką tu gali, ko negali, bet kad ir negali, vis tiek tą tiesiog turėti tokią siekiamybę. Pavyzdžiui, aš negaliu nulipti laiptais, taip negaliu, bet aš vis tiek bandau. Jeigu matau, kad yra laipteliai netokie jau baisiai nepatogus man iškart puola man padėti. Ne, pastovėkit šalia, aš pati. Tai čia tiesiog, manau, yra užsispyrimas ir tikėjimas, kad aš noriu, aš galiu, aš tai padarysiu. Pasakok, kaip tu jautiesi šiai dienai? Aš manau, kad šiai dienai pagal mano esamą situaciją aš jaučiuosi puikiai. Kas man atsigerta? Ačiū. Taip, man įkando ta maža erkė, kuri man sukėlė labai daug problemų, bet aš kur kas esu stipresnė už tas visas problemas.